balsai. Iš ties džiugu, kad tiek daug čia jūsų susirinka. Tai šiame muzikinėme vakare dalyvauja 4 atlikėjai. Tai 2 dar mokiniai, tai Ignas Šakūra bei Silvija Lapėnaitė ir jau muzikantas Giedrius Žilinskas. Nu, šį vakarą pradėjęs Ignas Šakūra su 2 klasikiniais kūriniais. Vienas iš jų yra Liudviko van Beethoveno Elizai, o kitas yra Kirkorovo sonetina. Na tai ką, pradėkime. Muzikantai užims vietą, iš tikrųjų labai malonu, kad šitoje salėje, nedidelėj salytėj, sutilpo įvairaus amžiaus, įvairios padėties, įvairių specialybių žmonės ir kad mes turim jaunimą, kuris vis tik atėjo į muzikos koncertą, kur sako, kad klasika nėra populiari ir ne jaunimo tarpe, bet jeigu mes nelankysim koncertų, jeigu mes nesidomėsim, mes niekada nemylėsim muzikos. Kad muziką pamiltume, pirmiausia, reikia išgirsti. Taip pat labai džiaugiamės, kad turim iš savivaldybės, iš švietimo skyriaus ir kad turim savo mokyklos atstovų, mokytojų ir valdžios atstovų, kurie mūsų mokyklos mokiniai yra labai svarbus ir kurie nori pamatyti, kaip jie groja, kuo jie užsiima laisvalaikiu, kur jie leidžia laiką ir lygiai taip pat maloniai praleisti tą vakarą. Tai labai džiaugiamės ir jau mūsų pranešėjas Kristupas pasakė, kokie bus kūriniai. Malonaus klausimo.
Ir tai atliko pianinas. Dabar mes truputėlį jums susipažinsiu, kas yra improvizacinės interpretacijos, kada atliekama muzika, jinai yra tiesiog einanti visai kitai kryptimi, tai nėra jinai užrašoma, arba jeigu užrašoma, jinai visą laiką bus atliekamas kitaip. Tai vadinasi, jeigu vieną kartą tema yra vienokia, jau kitą kartą jinai gali būti sukurta dar kitą temą, gali būti vėl pakartojama, arba vėl kažkas naujo sukurta. Taigi, truputėlį panašios spalvos. All of Me, o paskui seks Imagine Dragons Demons ir padės Giedrius.
Axelă Jazz Nouă Atudă.
Giedrius atliks muzikinį kūrinį. Tai bus irgi laisvos formos, taip kad kūriniai buvo atliekami Malino kompozitorių, o čia truputėlį bus kitaip, daug kitų bus muzikantų, mums žinoma kaip Gito Abariaus keletą bus temų, mano ir dar kitų. Dabar Ignas pagros mums iš filmo Karibų piratai, labai tikriausiai, jeigu girdėtum melodiją, kurios pavadinimas yra Jis piratas.
Pabaigai Igno ir Silvijos duetas neleis jums užmigti. vakaras dar nesibaigė. Muzikos mes čia muzikantų šiaip turim turbūt dar daugiau. Yra dar čia muzikantų? Yra muzikantų, tik tai jie dar kuklus. Tai aš norėčiau pasakyti, jūs pasiėmę tuos lapelius ir turbūt į koncertą įdami jūs tikėjotės išgirsti vieną Igną, ne? Todėl, kad ant lapukų buvo tik Ignas. Bet matot, kaip yra, sako, yra toks žodis užkratas. Jis gali būti arba teigiamas, arba neigiamas. Žiūrint, ką mes darome, ar ne, ir kokie žmonės prie mūsų jungiasi. Tai iš tikrųjų buvo numatyta prieš 2 mėnesius tas Igno vakaras muzikinis ir Ignas turėjo čia kaip ir vienas groti, bet žinot visi tie, kurie mokyklą lanko, kad paskutiniai 2 mėnesiai, ypač paskutinis buvo olimpiadų mėnuo ir Ignas, mūsų mokinys, yra tas, kuris kiekvienoje olimpiadoje dalyvauja ir jam reikėjo daug ruoštis, todėl tas mūsų vakaras nusikėlė į pavasarį, šiaip jau į žiemą prasidėjo tie mūsų repeticijos, paskui ten ir truputį susirgęs buvo ir tie orai tokie, bet žodžiu labai malonu, kad šiandien, pasižiūrėkite, koks oras šiandien, ar ne? Nes visa savaitė tai buvo tikrai labai negraži, labai baisi, šalta ir vėjuota, bet šiandien tiesiog, vat, kaip sakyti, kaip iš dangaus nuleistas oras jums, kad ateitume. Tai va, ką norėjau pasakyti, buvo kaip ir numatyta Ignas.
O mūsų muzikantas Giedrius, kuris Nojaus arkoje mokina mokinius groti įvairiais instrumentais, ir būgnu, ir pianinu, ir gitara, taip kad norintys, kurie dar ne muzikantai, gali prisijungti. Tiesiog kilo minčių jau paruošus tą programėlę, kad galbūt galėtų laisva forma, kadangi Giedrius yra ne muzikantas, kuris labiausiai mėgsta groti iš natų, yra muzikantai, kurie groja tik iš natų ir gerai gal groja iš natų, bet Giedrius yra tas muzikantas, kuris mėgsta tą laisvą muziką, tą kūrybinę muziką, kai ta muzika gyvena viduje, žmogaus viduje. Ir tai, ką žmogus jaučia, kokį jis turi šiandien nuotaiką, tą jis išreiškia muzikoje. Mes turėjom vieną garbų muzikantą Lietuvoje, vieną iš pačių žymiausių muzikantų. Šiandien Giedrius jį paminėjo, šito žmogaus jau nebėra. Gal kas atsimenat, kas girdėjot? Kokį muzikantą paminėjo šiandien Giedrius savo, kad atliks kūrinį to muzikanto? Taip, Gintautą Abarių. Iš tikrųjų, man buvo garbė pažinti šitą žmogų asmeniškai ir girdėti jo kūrinius. Ir tai buvo be galo nuostabus ir kūrybingas improvizionistas, sugebėjęs muziką kurti tiesiog scenoje. Ir esu dalyvavus ne viename jo tame pasirodyme, kai muzika gimsta muzikantui čia pat vietoje koncerto metu. Tai Gintautas Abarius buvo būtent toks muzikantas, kuris galėjo komponuoti įvairiais instrumentais ir pirmą kartą girdėdamas kūrinį grojant vietoje, jis galėjo jam akomponuoti tam muzikantui, kuris jį atlikdavo. Tai Giedrius yra tos stiliaus muzikantas, kuris klausydamas kūrinį gali pabandyti ten jį kaip ir kartu atlikti, akomponuoti tam tikrą laisvų stiliumi. Tai toliau pamatėm šiandien dar ir merginą. Tai ta mergina pasirodo vakar, panorėjo prisijungti prie šito koncerto, papildyti jį. Ir iš tikrųjų buvo labai šiandien be galo malonu, aš jau vakar vakare sužinojau, Ignas sako, aš tiesiog mokytojim pamiršau pasakyti, kad Silvija sakė, kad ir aš noriu prisijungti. Sakau, Ignai, šaunu, sakau, kad ji nori, kad tik jinai išdrįstų ir kad jinai galėtų. Sako, ir mes kaip tik turim vieną kūrinį, kur muzikos mokyklai kartu ir grojame. Sakau, puiku, vadinasi, repeticijos kaip ir nereikia, nes jos jau visas atliktos. Tai va, Silvija šiandien pirmą kartą atėjo, su Ignu pasigrojo ir va, šiandien išgirdot tai, ką jie gali kartu, ir tai aišku yra ne viskas. Žmonės, kurie mėgsta muziką, jie gali gyventi joje ilgai, jie gali jūs džiuginti, jūs gali linksminti, suteikti jums progą pabūti kartu, pasidžiaugti vienas kitu ir tam tikrą atmosferą. Ir šiandien mano mokiniai, tarp kitko, čia aš turiu daug mokinių čia toj salėje, jie yra visai netokie, kaip jie klasėje. Tai gal reikėtų tas pamokas mums paversti tokias truputį kitokias, ar ne, važiuokės ir mūsų mokytės, kad kartais ta kita aplinka tuos mūsų vaikus daro solidesnius, rimtesnius ir jinai yra naudinga. Tai mūsų Nojaus arka įstaiga, viena iš mūsų veiklų, jeigu jūs žiūrėjote, čia yra parašytas lankstinukuose mūsų veiklos, tai viena iš veiklų yra darbas su jaunimu, kūrybinis darbas, savanorystė ir galimybės muzikuoti, galimybės burtis į grupės ir galimybės pasirodyti kažkur mieste ar miesto šventėse, kad mūsų vaikai, lankydami muzikos mokyklą, nepabaigtų tuo tašku muzikos mokyklą išlaikę egzaminus, padeda instrumentą į lentyną ir nebeturi kur toliau su tuo instrumentu keliauti. Tai mes iš tikrųjų norime burti tuos jaunus žmonės, kad jie tą instrumentą išlaikytų kuo ilgiau ir tas instrumentas tikrai visiems būtų malonus pasiekti.
Ir mes labai džiaugiamės, kad tu esi toks šaunus, kad tu esi nenusakomas vaikas. Visur tavęs pilna, visur tavęs ir nėra. Tu esi kultūringas, tu esi drovus, tu esi mandagus, bet tu sugebi daryti viską. Ir mes labai didžiuojamės tavimi. Mes labai didžiuojamės, kad tu esi Aušros mokinys. Biržų Aušros vidurinės mokyklos mokinys. Linkime tau pačios geriausios kloties gyvenime, pasiekti to, ko trokšti tu, bet visada prisiminti muziką. Muzika, tu išreiški save, tu esi ramus, geras, o kokia ekspresija, kai tu groji, išgroji visą savo nuotaiką. Ir mes dabar norim tau padovanoti, taip, čia nedaug, čia labai nedaug, bet kartu labai svarbu man. Čia yra tas, kad tu nepamirštum mūsų mokyklos. Labai ačiū tau. Ačiū. Igno muzika šiandien atspindėjo jo visą gyvenimą. Veržlumas. Smarkiai groja Ignas, net pianinas dreba. Aš pažiūriu tas natas, galvoju, ką jis ten mato. Ir visi žmonės, kurie sėdi, įvairius jausmus jaučia, vieni taip pirštelis, kiti kojytę trypčia. Vadinasi, vakaras tikrai vadinasi spalvingi garsai. O labiausiai man patiko, kai Ignas baigė čempioną. Ramu, tylu, ramybė, poilsis. To ir linkiu Ignai. Nepersitemk, bet veržkis į priekį. Sėkmės tau. Ačiū. Irgi noriu gėlytę padovanot, pasveikinti ir aišku labai džiugu, kad Ignas irgi buvo mano mokinys 4 metus pradinėse klasėse. Ir kaip šiandien atsimenu, kaip tu atėjai, tu buvai labai mažutis, pats jauniausias ir tokiom smalsiom akytėm, tau viskas buvo įdomu. Tai va aš ir linkiu, kad ir toliau siektum savo svajonės, būtum toks smalsus ir aktyvus, sveikinu. Norim pasveikinti tave taip pat ir pasidžiaugti tavo pasiekimais iš tikrųjų. Dar 8 klasėje būdamas tokius kūrinius groji, tai tikrai labai matosi tavo talentas. Ir tikiuosi, kad tu ateityje tobulėsi dar ir daug kūrinių sugrosi. O taip pat norisi padėkoti ir tavo tėveliam, kurių dėka tu esi toks talentingas ir be to ir Nojaus Arkai, kurie padeda augti tokiem vaikam kaip tu. Tai labai džiaugiamės ir sveikinu. Sėkmės tau. Labai ačiū Nojaus Arkai, kad tokia, kaip čia rašyta, kelionė su Nojaus Arka į puikią aplinką. Čia dar rašyti reikia. Tai šaunuolė, kad čia taip susirenka, retai kur pamatysi, kad ir išryškina, dar pažymė mūsų ne tik Aušros, aš suprantu, čia egoistiniai tie savo, bet man irgi malonu, kad jis visų pirma irgi biržietis, Biržų krašto žmogus, kad išaugino ir Aušra, ir kitos čia mokytojos, ir mamos, ir visi kiti mes įtakojami, kai sako paskui dividendus susižeria ten patentus ar kas, paskui tas žmogus, bet sako, nu negalima, kad autorinės teisės paskui gina. Man patiko, kad vieni sako taip su autoriniam teisėm. Žmogus ir šeima ir visi įtakoja, nu negalima taip, jis vakuume nebūtų toks, koks jis yra, jo neatskleidė. Todėl tūkstančiai ir šimtai yra tų žmonių, kurie įtakojo, kurį padarė, koks jis yra. Tai ačiū tiems, kurie tėvams turbūt irgi galbūt genetiškai perdavė visiems dėkavonės, kaip sakant, visai aplinkai ir jaunimui palaikymo grupiai, kad jį padrasina, kad jis nori, ir čia sakė, ūpo nepraranda tas noras ir kad toliau būtų
tu esi puikus, bet neužviesk nosies ir ne tik tai, kaip sakant, 8 klasę, bet ir kai tu ten 80-metį pradėsi, kaip sakant, tavo darbą, tu būtų toks pat norintis, kaip sakant, žmonėm nešti sėkmę, laimę ir tą skleisti virusą tokį, kad malonumų, kaip Nojos arka to virusą skleidžia ir čia šitoj, kaip čia net nesalė pavadinti, ir už ten viską, jūs šaunuoliai, tokių reta Nojos arka, kad, užtrūksta žodžių. Jūs puikus, jūs šaunus, tęsti jums Nojos arką ir toli nepaleisti talento Igno, kad jisai neužmirštų Biržų krašto, kad atvažiuotum, bet iš kurio pasaulio krašto, kad neužmirštum Biržų. Gerai, susitarėm? Ačiū. Šitas Igno koncertas tai buvo, galima sakyti, atidarimas tų muzikinių vakarų. Ir aš manau, kad jaunimas, ir nebūtinai jaunimas, aš manau, taip sąžiningai pasakius, ar kas nors žengi kurio tolyn, kad jis būtų tiesus. Kad ir toliau tie puikūs draugai lydėtų tave tame kelyje. Tad sėkmės tau, ištvermės ir puikių gerų garsų. O toliau ir tai draugiai, Valdūnai, aišku.